there's nothing to stress about, because the oxygen is always here. Dėl ko tu stresuoji? Grinai sugrįžimas į save, kad tu gali įkvėpti. Išsitraukiau kamerą, galvoju, pavloginsiu šiandien savo dieną. Pasitvarkiau ką tik biškį reikalus. Ir galvoju nueiti į kavinę, pasitvarkyti su kompiuteriu šiek tiek dalykėlius ir dar negeriau kavos. Tai dar viena priežastis, kodėl noriu į kavinę nueiti. Ir realiai dar nė karto neėjau taip į kavinę Panevėžyje. Kol esu čia grįžus, o jau 2 mėnesis eina, tai puikiai proga. Dar einu iki mamos greitai. O su kompiuteriu noriu pasidaryti, noriu susimaketuoti tiesiog savo vizijos lentai pasidaryti tiesiog tas nuotraukytes, kaip galėčiau atsispausdinti, nes jau sausio 4 tai jau reiktų kaip ir turėti vizijos lentą. Bet šiek tiek uždėlsiu, nes tiek Anglijai buvau per kalėdas ir šventas, tai negalėjau to pasidaryti. Ir dar reikia man CV išsiųsti, nes šiuo metu ieškos darbo. Tai, žodžiu, tokius dalykus pasidaryti, ramiai pasėdėti ir tai praleisti šiek tiek rytą. Užsukau greitai parduotuvę, nes užsinorėjau jau į savo gyvenimą įtraukti piešimą, tai greit pasiėmiau dažų ir jau keliauju iki kavinės. Čia pasidariau realiai viską, ką norėjau, tik tai, kad pamiršau atsispausdinti savo vizijos lentos tas vizijas tiesiog, tai... Bet viskas gerai, nes greitai keliausiu sportuoti, tai ten ir atsispausdinsiu, manau, ir turėsiu, ir nežinau, ar šiandien, ar rytoj pasidarysiu savo vizijų lentą. Čia turiu savo praeitų metų. Matot, jau jinai pavargus, nes jinai... Ir aš šiaip visai jau net pasaulio apkeliavus, nes gal kas nors atkreipė dėmesį, bet aš ją turėjau ir Olandijai. Tai aš kai kovo mėnesį iškeliavau į Olandiją, aš ją išsivežiau tenai ir parsivežiau atgal. Šiaip 2025 metais esu labai patenkinta, labai tokie įvairūs metai, labai daug naujų patirčių ir aš jaučiuosi, kad aš ekstremaliai pasikeičiau tiesiog, toks visiškai augimo šuolis buvo tas mano asmenybė ir ties mano mąstymu. Ir jaučiu, kad jisai tikrai nestoja ir toliau jaučiu tą tobulėjimą ir aišku, taip ir turi veikti, nes mano protas yra dar labai jaunas, imlus ir jam patinka keistis, tai aš to labai džiaugiuosi. Ir sakyčiau, kad šita vizijos lenta ganėtinai išsipildė. Turiu ir tatuiruotę, daug ir keliavau, ir dirbau užsienį, ir sportą pradėjau eiti, ir teisės susilaikiau, ir festivalių buvau, ir tikrai buvau labiau open visokiems naujiems potyriams dalykams. Ir leidau savo tikrai tiesiog gyventi, jausti ir patirti šitos metus. Tai tuo aš labai džiaugiuosi ir tikiuosi pasidarysiu irgi vėl 26 metų lentą, kuri irgi bus ne tik lenta kažkokia, o virsi realybė. Čia manau ir jums motyvacija pasidaryti kažkokią tai vizijų lentą ar bent jau telefono viršelį pasikeisti į savo tikslus ir tiesiog pasąmonėje manifestuoti šitos dalykus, žinoti, ko sieki, pažiūrėti, ką iš tikrųjų galite pasiekti per šitos metus. Pamatysite tikrai gerą pamatyti, kad padarėt, pasiekėt ir galite didžiuoti savim. Šitas video, manau, toks ir gausis, nes manau, mes visi kažkaip po naujų metų norim atsišviežinti, atsinaujinti, nors žinau, kad mūsų kūnui ir sielai labiau patiktų, jeigu mes tai darytume kovo mėnesį, kai visa gamta bunda ir mes budintumėmės.
Bet galim išnaudoti ir šitą laikotarpį, kai yra tiesiog daug tamsiau, nėra tų veiklų tiek daug ir tiesiog galim susikaupti ties kažkokiais tikslais, ties disciplina ir manau, tai yra lengviau net padaryti, nes tiesiog mažiau pagundų turim. Dar aišku, pas mane kiekvienais metais tarp vizijos lentos yra, kad aš turiu rašyti, pildyti kažkokį žurnalą, man labai tas padeda, aš labai daug minčių turiu, aš labai toksai mąstytojas esu kaip žmogus, tai man labai padeda, kad aš galiu tiesiog išrašyti, pamatyti tas mintis ir tada tiesiog leisti kitoms mintims kurtis ir nebegaišti prie to pačio rato, prie tų pačių minčių. Tai jeigu panašiai mąstot, labai siūlau jums tiesiog pradėti rašyti. Tiesiog tai net neturi būti kažkoks dienoraštis, tai tiesiog mintis išsilieja, nežinau, 1 puslapį, 2 puslapius, 3 galite prirašyti, kol rankas skauda ir tiesiog pasijausit geriau. Ir dar vienas dalykas, kas yra tarp mano vizijos lentos, ką aš tikrai šiek tiek buvau apleidus, tai viskas, kas susijęs su piešimu. Aš tikrai anksčiau daugiau papieždavau ir patapydavau, jeigu galima taip sakyti. Tai dabar užsimotyvavau save ir nusipirkau akrilinį dažų, teptukų dar. Ir labai laukiu, kada prisėsiu papaišyti, nes jau prisisaugau Pinterest'e visokių idėjų ir tiesiog noriu naujų piešinių. Nes ant drobės tai šis jau labai seniai piešiau, gal prieš 1,5 metų, gal prieš 2 net jau. Tai senokai. Jau esu piešus aš ant šitokių drobių. Aš tiesiog labai mini kvadratinės, man labai patinka tas dydis. Ir turiu gal kokias 3 ar 4 nusipiešus visokių piešinukų, tai noriu pasipildyti ir vis man tokia motyvacija papaišyti ant drobės ir leisti šiek tiek kūrybiškai pabūti. Labai greit tamsta, bet žodžiu, jau susirašiau sportą. Kaip ir praeitų metų tiksluose, taip ir šių metų tiksluose yra tiesiog eiti reguliariai į sporto salę, sportuoti, stiprinti savo kūną, sveikiau maitintis, tai tikrai neapleidžiu šito. Ypač po visų švenčių, tai labai norisi pasportuoti, pajudėti ir kažkaip geriau jaustis, jau pasiilgau visai to jausmo ir pasiilgau grįžti į rutiną. Tai būtent tą, manau, ir reikia įsiugdyti, tiesiog turėti savo rutiną, kuri jums yra prie širdies, kuri jums patinka. Jeigu turėsit savo gyvenime balansą ir lyg kažkokį tokį pamatą, kuris tiesiog visada yra, nesvarbu kokia jūsų nuotaika ir kas bevyktų jūsų gyvenime, jūs turėsit tą stabilumą ir tiesiog jausite saugiau, geriau ir galėsit daug greičiau judėti priekį. Taip po truputį ugdomės kažkokius tokius įpročius. Šiandien bus kojų diena, tai aš visai excited esu. Keliaukim į žymą. Dar prieš žymą greitai atsispausinsiu savo tai vizijų lentai visus dalykėlius, kurių man reikia. Living lovely, just lovely. I wanna be with you, ay. I wanna be with you. I wanna be with you, ay. I wanna be with you. I wanna be with you. Me just love me. If I didn't ride blade on curve, would you still? If I'm in my mind and work, would you still? Turim jau kitą dieną, vakar tikrai jau nebenorėjau darytos vizijos lentos, tai pagalvojau šiandien pasidaryti ir tiesiog dar yra apšvietimas geresnis, tai ir jūs geriau galėsit matyti. Nusiėmiau visus tuos tikslus praeitų metų nuo lentos ir ta lenta jau tokia, jinai pilna gumos, likučių visokių ir jinai jau tikrai šiek tiek palūžus. Aš galvoju, šiais metais man dar atitarnaus jinai. Vakar susidėliojau tiesiog į Wordą visus savo paveiksliukus ir atsispausdinau. Jeigu kažkiek kalbant apie tikslus šių metų, tai tikrai panašus į praeitus metus, ko dar nepasiekiau ir kokius noriu dalykus išlaikyti savo gyvenime. Taip, pavyzdžiui, čia ir keliauti noriu, ir dvasiškumu užsiimti, ir rašyti. Taip pat sporto salės tikrai neužmiršti, sveika mityba. Čia dar esu įsidėjus The Weekndo koncertą, nes jau turiu bilietų. Aš tikrai žinau, kad skrisiu ir būsiu tame koncerte, bet kad tikrai būtų. Tada noriu šiek tiek daugiau knygų paskaityti, nes per šios metus, man atrodo, tik tai 1 ar 2 perskaičiau, tai čia labai mažai iš tikrųjų.
tai norėčiau kažkaip padidinti tą skaičių. Tada šiek tiek apie kažkokius santykius pasvajoti noriu, tiesiog sveiką kūną, sveiką mąstymą. Čia, pavyzdžiui, visas yra paveiksliukas vien su dvasiškumu susijęs, nes labai noriu šiais metais didelių tokių žingsnių padaryti ir atsakyti savo kažkokius tai klausimus ir atrasti save dar per kokią nors kitą perspektyvą, tiesiog nestabdyti savęs čia ir neleisti kažkam baimėm ar nusistatymam savęs, nežinau, užsidaryti kažkaip į kampą ir bijoti eiti ir žengti tuos žingsnius. Disciplina su grožio procedūrom šiek tiek turiu, papaišyti noriu su grožio procedūrom, tai norėčiau šiais metais gal ne per pirmą pusmetį, bet per kitą pusmetį šiek tiek grįžti į tą grožio sferą, nes aš vis tiek studijavau metus laiko kosmetologiją ir panašiai ir šiek tiek to pasiilgau ir man atrodo, kad visai galėčiau save ten atrasti su kažkokiam paslaugom, kurias galėčiau teikti jums. Žodžiu, norėtųsi save ten kažkur irgi atrasti. Tai tokie mano planai iš tikrųjų. Yra ir tokių asmeninių planų, bet aš nenoriu gal per daug išsiplėsti. Tai dabar keliaujam prie didžiausio darbo, tai viską išsikirpti ir susiklijuoti į šitą lentą. Realiai beveik 2 valandas užtrukau pasiryti šitą visą grožį, bet we are done. Ir turim 26 metų lentą. Aš šiaip žiauringa, labai gražiai atrodo, man labai patinka, kad yra daug spalvų, nes aš toks spalvotas žmogus esu. Jūs darykit kaip tik jūs norit, su kokiais norit paveiksliukais. Nebūtina daryti lentos. Jūs galite ir savo žurnalą kažkokį tai viską užrašyti, pasidėti ir kartais nuo karto persiskaityti, žvilgtelėti, kad žiūrėti, kur judat per metus. Tai, nežinau, bet man lenta kažkaip labiausiai patinka. Aš kiekvieną dieną ją matau ir man kažkaip smagu. Kita diena jau aišku, aš po savo ryto procedūrų jau esu. Kaip ir minėjau, kad noriu grįžti labiau į dvasiškumą, į tiesiog tą tokį įsižeminimą. Dabar atrodo būtent šitas sąstingis, kad yra žiema ir panašiai, kaip tik leidžia sulėtinti tempą tiesiog ir įsižeminti, pradėti mėgautis kiekvieną dieną tiesiog. Tai va, įsivedžiau į savo ryto rutiną meditaciją ir kvėpavimo pratimus. Manau, tikrai esate girdėję apie kokį nors tai Wim Hofą ar, nežinau, šiaip daug žmonių užsiema kvėpavimo praktikomis. Tikrai siūlau pamėginti visiems tiems, kam nesiseka medituoti, kam yra per sunku taip tiesiog atsisėsti ir atsijungti nuo pasaulio. Galiu tikrai pasakyti, kad man dabar irgi yra sunku, nes po ilgą laiko grįžtu į meditaciją, nes dabar tikrai, sakau, buvo toks bėgimas, kraustymasis, taip toliau darbai visokie. Ir dabar jaučiu tiesiog poreikį jau sulėtėti, įsižeminti, ar tu eini dvasišku keliu, ar neini. Kvėpavimo pratimai visus žmonės paliečia. Neįmanoma, kad tas nepaliestų, tiesiog taip mus veikia deguonies ir anglies dioksido, ar tai perteklius, ar trūkumas, ir tiesiog tie pratimai jūs labai žemina, duoda kūnui tokį recharge visą, atsinaujinimą ir tikrai labai naudinga yra taip pradėti savo dieną. Galbūt neįsimiegot, ar dar kažkaip neprasibudinat, tai tikrai bent 10 minučių užtenka, kad visi hormonai susireguliuotų, kad atsibustumėt, kad jaustumėtės geriau. Realiai labiausiai ir pajauti, kai tu atsibundi grinai kaip pervažiuotas, ir eini pasidaryti kvėpavimo pratimų ir po tų 10-15 minučių jautiesi kaip naujas žmogus, atrodo, kad leido tau kažkas pamiegoti dar 2 valandas. Labai dar gerą šiandien žinutę išgirdau. Kai dariau kvėpavimo pratimus, mes visur bėgam, stresuojam visada ir randam bet kokią priežastį, dėl ko stresuoti tiesiog. Ir tokia gera žinutė buvo, kad there is nothing to stress about, because the oxygen is always here. Tai tiesiog, kad nėra dėl ko stresuoti, nes deguonis visada čia yra pas mus. Dėl ko tu stresuoji? Grinai sugrįžimas į save, kad tu gali įkvėpti. Niekas jau nėra užkimšęs burnos, nosies, tu gali įkvėpti visada, tu gali įkvėpti, susilėtinti, kad ir kokia situacija būtų be gyvenime, tiesiog įkvėpkite. Kam dabar yra sunkesnis koks nors periodas, tai siunčia apkabinimą labai gerai prikalbėjau aš čia jums, bet tiesiog,
kai jaučiuosi, kad galiu duoti, aš jums duodu. Kaip manau, matot, šiandien noriu dar šiek tiek kūrybiškai užsiimti. Tiesiog kol dar diena, paskui eisiu pasportuoti. Irgi stengiuosi tikrai nepraleisti sporto 4-5 kartus per savaitę. Bet kol kas, kol dar neinu į sportą, noriu bent jau pradėti savo pirmąjį piešinuką. Kaip rodžiau, kad turiu drobės. 3 ir noriu jas nusipiešti, pasipildyti savo drobių kolekciją. Tai šiandien tokį įdomesnį piešinuką sugalvojau piešti ir čia irgi šis video yra tiesiog motyvacija jums kažką daryti, kažkuo užsiimti. Tai čia viena iš tų motyvacijų, kad pradėti kažkokią kūrybą daryti. Viena iš mano kūrybų yra tai turinys jums. Tai va, susigalvojau jau piešinį. Let's begin. Stabdau truputėlį savo piešimą, nes kaip ir sakiau, noriu į sportą nueiti, tai su broliu susitarėm, kad kartu nueisim. Šiandien pasidarysim nugarą, tai visai smagu, kad kartu galėsim pasportuoti. Šiandien labai gerai jaučiuosi, gerai išsimegau ir tokia pasiruošus jau nueiti į džimą, nes vakar buvau pertrauką pasidarius. Kasgi čia? Jūs tas didžiausias sportininkas važiuojame į džimą. Just fuck your main bitch. That's just how I feel. Hey, dollar Mike, say fuck them niggas that you getting with. That's just how I feel. Yeah. Hey, dollar Mike, just make that lane switch. That's just how I feel. Kita diena jau ir prisėdau vėl į savo tapimo, piešimo pozą, vietą ir noriu pabaigti šiandien jau šitą piešinį, padaryti jį spalvotą. Turiu čia jau dažų pasiruošus ir jo, einam pabaigti šitą meno kūrinį. Pagaliau turim šitą piešinį baigtą. Aš žinau, kad jisai keistas, bet jisai eina į kolekciją prie mano šitų 4 piešinių. Turėsim dar vieną tokį keistesnį, dėl to aš ir piešiu štai taip, o ne taip, nes aš kabinu juos štai taip ant sienos. Kas dar pamenat, žiūrėtumėt mano video, kai aš gyvenau barake, kai mokiausi Vilniuje, tai prisimenat šitos piešinukus. Džiaugiuosi, noriu dar jau prisipiešti, tokią motyvaciją kažkaip paišyti. Labai patiko per šitos pastarąsias dienas. Taip atsipalaiduoti, tiesiog kūrybiškai leisti tiesiog bet ką daryti. Tai žiauriai to džiaugiuosi. Jau noriu užbaigti šitą video, kad galėčiau jį sumontuoti ir atiduoti jums. Tai manau, čia ir atsisveikinsiu. Būtinai pasubscribinkit mane, palaikinkit šitą video, kad žinočiau, kad jums patinka žiūrėti ir kad aš čia nebereikalo su jumis bendrauju. Siunčiu su šito video tokią kaip motyvaciją naujiems metams, kad užsibrėžtumėt kažkokių tikslų ir nebijotumėt jų siekti. Tai lygiai taip pat ir aš stengsiuosi savo rutiną tokią ir išlaikyti, kokią ją turiu dabar. Ir kiekvieną dieną gerinti. Tai susimatysim kitam video. Jeigu norit kokio nors konkretaus video, parašykit. O dabar atsisveikinu ir linkiu jums gražių žiemos dienų. Bye!